Sveiki, mėly žiūrovai, investuotojai, besidomintys investavimu ir dabar jau, kas esate įmerkę pinigus į akcijų rinką arba kitas finansų rinkas. Šiandieną pradėsime mūsų pokalbį su Ilja Laurus labai karšta tema, kuri tikrai neramina daugelį, o būtent tai yra eskalacija viduriniuosiuose rytuose ir tai, kaip visa tai galėtų įtakoti ir jau daro įtaką stock marketui ir ką mes matome įverčiuose, aukso kainos šoko į viršų, nafta be abejo jau netoli $73 už barelį. Tai Ilja, kaip galėtum pakomentuoti trumpai, kas vyksta dabar akcijų rinkose, kaip sureagavo rinka po savaitgalio įvykių ir ko galime tikėti šią savaitę ir ateinančiom? Labas, Greta. Jo, pradėsiu truputėlį gal nuo juodo humoro, nes iš tikrųjų tai yra karšta tema tiesioginė prasme. Ir faktas, kad tokie reiškiniai pasaulio mastu labai stipriai atsiliepia ir finansų pasauliui, ir kiekvieno atskiro žmogaus investiciniam portfeliui. Tai tokia gal santrauka, kad iš tikrųjų trumpuoju laikotarpiu tai paveikia stipriausiai vis dėlto paveikia energetikos rinką. Va, teisingai pasakei, kad nafta išaugo. Jeigu džiaugiamės vasario mėnesį matydami ten $55 už barelį, tai dabar kirto 70, buvo palietus ir 80. Ir tai yra paprastai prognozuojama, nes be abejo, kad šitas regionas yra žinoma savo energetika. Tai faktas, kad šiaip bet kokie karai visada veda prie energetikos kainų augimo, bet ypač šiuo atveju, kai turime dar regioną turtingą naftos, turtingą dujų, tai faktas, kad ką momentaliai matome, tai yra energetika išaugo pakankamai ženkliai ir netgi sakyčiau, kad dujos gerokai stipriau išaugo. Taigi skysčių dujų kainos išaugo pakankamai ženkliai. Tai tą trumpuoju laikotarpiu ryškiai matome. Irgi kitos gal dvi prognozuojamos ir pakankamai nestebinančios gal tendencijos. Tai faktas, kad aukso paklausa padidėjo, kirto jau 5400 kaina. Šiaip pakankamai prognozuojamas dalykas, nes karo laikais žmonės paprastai siekia saugumo visų pirma. Ir auksas yra kaip tik vienas iš tokių saugumo garantų. Ir gal toks irgi momentinis dalykas, kurį pastebėjome, tai doleris pakankamai sustiprėjo, pakankamai ženkliai, užėmė stipriausias gal mėnesio pozicijos. Vėlgi tai yra pakankamai prognozuojama, nes visada šalis siekia saugumo, ne šalis turime investuotojai. Ir taip sutapo, kad doleris dar iki šiol laikomas prie saugesnių valiutų. Dar tokia papildoma projekcija gavosi labai įdomi, gal apie tai plačiau pakalbėsime šiek tiek vėliau, bet dolerio stiprumą dar priveda prie tai, kad išpardavimas obligacijų privedė prie paklausos doleriui, nes pirkimas JAV obligacijų prie padidėjusio pelningumo padidino paklausą pačiam doleriui. Investuotojai kitais žodžiais gauna daugiau grąžos šiuo metu, šią sekundę doleriais. Tai va tos projekcijos, sakysime, į dolerio stiprėjimą, į aukso paklausą, į energetikos, tai yra, kas yra čia ir dabar momentaliai labai ryškiai matomos. Įdomiai, bet akcijų rinka pakankamai ramiai sureagavo, taigi vėlgi tie, kurie investavę ir akcijų fondus, ir rinkas, tai gali džiaugtis, kad bent jau šiuo metu, tai įrašinėjame šį įrašą antradienį, tai šiuo metu per keletą karo dienų nepastebėjome. Ir dalis akcijų netgi plusavo. Tikrai taip galima sakyti, ir plus irgi apie tai galime gal pakalbėti šiek tiek plačiau, bet paprastai yra tokia keista, gal liūdna netgi sakyčiau ironija, kad paprastai karai veda prie stiprėjančių ekonomikų, ypač tai pasibėma JAV. Tai vedant analogiją, pavyzdžiui, su Irako karu, tai Irako karas iš esmės labai stipriai atsiliepė JAV ekonomikai, bet vėlgi apie tai galim pakalbėti kažkiek tai bandant prognozuoti ne trumpalaikį, o vidutinį ilgalaikį poveikį karo. Trumpo laiko, taip labai santrauka, akcijų rinkos, ekonomikos nesureagavo pakankamai stipriai, energetika šoko, žmonės ieško stabilumo aukse ir be abejo doleriai. Taip, minėjai Irako karą, tuo metu premarketas ir akcijų rinka sureagavo pakankamai aštriai. Šį kartą mes turime, pats minėjai, tik tai 1% ribose tas korekcijas. Kas galėjo lemti tokią pakankamai ramią rinkos reakciją būtent akcijų rinkos? Ar tiesiog mes pripratome prie pastovaus nepastovumo, prie Trumpo tarifų, naratyvo pokyčių?
geopolitinės įtampos ir paprasčiausiai adaptavomės prie tokių svyravimų, ar rinka nemano, kad tai galėtų daryti kažkokią reikšmingesnę įtaką ilguoju laikotarpiu? Šiaip jau paminėjau tą priežastį, bet analizuojant truputėlį giliau, čia dabar einame jau vidutinio, gal ilgo laikotarpio prognozės, bet labai liūdna, bet karai labai spartina ekonomikas. Tai visada tai būdavo. Visada laikoma, kad Didžioji Amerikos depresija 30 metų buvo pasibaigusi su pasauliniu karu, kaip privalėjimas šalies didinti gamybą, didinti užimtumą, daryti finansinės injekcijas, skolinti pinigus, skatinti ekonomiką kitais būdais, privertė, sakysime, šaliai dirbti. Tai veda prie tiek trumpalaikio, turiu omeny pusę metų, metai, tiek prie ilgalaikio augimo. Tai dabar vėlgi, jeigu mokintis iš Irako pamokų, nes tikrai daug ekspertų veda labai daug analogijų su Irako karu, tai galim pažiūrėti, kad nuo iš esmės 99-2000 metų Amerikos rinka šiek tiek stagnavo į 2003, kada prasidėjo karas. Tarp kitko irgi nesutapimas, manau, kad karas prasidėjo irgi kovo mėnesį 2003 metų, nes vis dėlto karas visų pirma turi projekciją energetiką. Be abejo, energetika šoka, pasaulis surė gerokai švelniau, kai jau žiema pasibaigusi, šildymo sąskaitos jau ypač Sąjungo Amerikos, Europoje šiek tiek jau sumažėjo, jau nebereikia tiek, sakysime, šildymui, tai jau tai pakankamai geopolitiškai saugu pradėti karą, tai vėlgi sutapimas ar ne, bet irgi kovo mėnesį, bet priminsiu, kad nuo 2000 metų ekonomika pakankamai stagnavo, tokie indeksai kaip Dow Jones ar S&P truputėlį netgi mažėjo per tos keletą metų. Ir kas atsitiko, taip teisingai sakai, kad tie pirmieji šokai, gal pirmos dienos ar kažkiek tai be abejo veda prie turbulencijų, bet nors kiek ilgesnis laikotarpis, jeigu pažiūrėti 3 metų, turiu omeny 2003 metų, pirmųjų Irako karo metų, tai į galą metų ekonomika paspartėjo, indeksai išaugo apie 20%, visiškai pakeitė kryptį, jeigu prieš tai 4-5 metus stagnavo ir mažėjo, tai pakeitė kryptį į augimą ir iš esmės iki finansų jau krizės 8 metų buvo pakankamai reikšmingas, ženklus, pralenkiantis prieš tai 5-metį ekonomikos augimas JAV. Tai teksto vadovėliai šiuo metu sako, kad karai gyvina ekonomikos, vėlgi nekaip neliesiu tų žmogiškųjų ar vertybinių projekcijų, bet ekonomika spartina, didina, ypač JAV, kur karo pramonė be abejo yra labai svarbi. Tai manau, kad jau tiek kabutėse pamokų istorinių investuotojų gavo irgi pakankamai supranta, kad toksai veiksmas vėlgi tikrai turi projekcijas energetiniam šokui, bet ekonomikai, keistai beskambėtų, bet tai yra sveika. Ir didžioji dauguma ekspertų iš tikrųjų žiūri į tai, kad turėtų paspartėti aktyvumas, augimas ir tai turėtų paskatinti, pagyvinti ekonomiką. Taigi tikrai vešiau daug analogijų su Irako karu ir dominuojantį šiuo metu gal lūkestis investuotojų iš tikrųjų, kad istorija gali atsikartoti, tai prognozuoju, kad jau teisingai sakai jau. Tos šokus jau paragavę 1, 2, 3 kartą, jau šį kartą panašu, kad rinkos žiūri gerokai ramiau. Priminsiu, kad prieš tai tokia paskutinė krizė buvo COVID-o, tai po pasaulio sveikatos organizacijos paskelbimo rinkos ten gerokai stipriau sureagavo, gerokai stipriau, nors keista būtų, karas vis dėlto toks yra reikšmingas reiškinys. Taip, bet galbūt nėra tokia juodoji gulbė, kaip buvo COVID-as. Tikrai taip, Greta. Kalbant tęsiant apie žaliavas, kaip tai galėtų paskatinti infliaciją ir kaip tai galėtų atsiliepti Fedo planuose mažinti palūkanų normas greičiau, lėčiau, tai vienas pagrindinių dalykų, į kuriuos žiūri investuotojai šiuo metu. Tikrai taip, tai dabar truputėlį atsitraukiant nuo to momentinio, sakysime, šiandien nuotraukos, kas įvyko, kokios yra nuotaikos pirmos keletą dienų iš karo, gal iš tikrųjų judame į teritoriją labiau ten 6 mėnesiai, metai, kas bus. Tai jau pradėjau užsiminti apie tokį dalyką kaip infliacija, tai be abejo pirmasis investuotojų lūkestis yra, kad kažkaip tai Amerika privalės finansuoti visą karą. Tarp kitko padidėjusios investicijos be abejo ateis ir iš Europos. Ir antras, sakysime, toksai dalykas, kuris turėtų labai jau neužilgo atsiliepti, tai faktas, kad energetika yra svarbioji infliacijos sudedamoji dalis, labai svarbioji. Ir infliacijos indeksas sudaro nemažą dalį, dėl to tiek Europoje, tiek Amerikoje tai turėtų būti, sakysime, pospyris infliacijai.
stipresnis negu, sakysime, prie žemų energetikos kainų. Tai infliacija vien dėl to pamatysime stipresnė, kad energetikos poveikis tiesiog neliks nepastebėtas bus. Antras dalykas, iš tikrųjų, sakysime, ta gal savotiška baimė, kad Amerika kaip visada finansuos savo karo, savo poreikis pinigų spausdinimui, tai ves prie, sakysime, didesnės pinigų masės ir tos paskolos Amerikos, turiu omeny, ir obligacijos, kurios yra išduotos ilgojo laikotarpiu, priminsiu, su fiksuotom palūkanom, galiausia uždirbs, lyginant su spartėjančia infliacija, lyginant su praskestais pinigais, gerokai atneš mažesnį uždirbį ir tai privedė tokią bangą, tai labai ryškiai pamatėme, vienas iš pirmų dalykų po sakysime, karo paskelbimo yra tas didysis JAV obligacijų išpardavimas. Kitais žodžiais, žmonės, kurie orientavosi į ramų augimą ir kurie orientavosi į to fiksuoto palūkanų obligacijas, iš tikrųjų laikė kaip vieną svarbių portfelių, sakysime, tokių aktyvų dalių, dabar stengiasi išparduoti, tai tą bangą išpardavimą obligacijų, tai momentaliai, kai tik tai rinkos atsidaro, tą dalyką pamatėme, vėlgi tai prognozuojama. Bet tai irgi veda prie to antrinio rato, kad sakysime, be abejo, išpardavimas veda prie, sakysime, tų pokyčių, kad parduotos obligacijos kažkur tai turi vis dėlto investuoti, tai vėlgi tai davė šiek tiek, sakysime, laisvų pinigų ar perteklių investavimo tą pačią, sakysime, ten žaliavas, auksą ir panašiai. Tai dar matome, sakysime, tokios antrasis, trečiasis ir dar matysime ketvirtą, penktą bangas iš to išvestinio poveikio. Taip, ir čia galbūt svarbu paminėti tiem, kurie mažiau susidūrė su obligacijų rinka, kad egzistuoja labai svarbus atvirkštinis ryšys tarp obligacijų kainos ir obligacijų paimingumo. Tai dabar mes matome išsipardavimo bangą JAV obligacijų rinkoje ir dėl to taip stipriai sparčiai kyla obligacijų paimingumai, tie vadinamieji yieldai. Kaip manai, prie ko tai galėtų privesti rinką, investuotojų portfelius, ne tik į obligacijas investuojančius, bet būtent akcijų rinką ir konkrečiai technologinį sektorių? Tai poveikis tas antrinis bus tikrai labai į daug, sakysime, skyrių, šakų, projekcijų. Tai teisingai pasakysiu, gal paryškinsiu tą momentą, nes paprastai vidutinėmis vartotojais nėra akivaizdus, kaip tai gali būti, kad jeigu visi bando atsikratyti obligacijų, bando išparduoti, tai kaip tai gali būti, kai jų pelningumas iš tikrųjų auga. Tai priminsiu, kad nors ir obligacijos turi fiksuotas palūkanas, tarkime ten 3, 4, 5 procentų, bet tom obligacijom taip pat vyksta prekyba kaip ir akcijom. Ir iš tikrųjų iš kiekvieno investuotojų požiūrio taškas, nors ir nominalas sako, kad palūkanos yra įpaišytos ir jos yra fiksuotos, jos iš tikrųjų nėra fiksuotos, nes faktas, tarkime, ten fantazuoja, jeigu perki $100 obligacijų, kuris sako, ten metų turėsi $105 ir mokė nominalo kainą 100, tai taip gauni tos 5%. Bet jeigu visi staiga parduoda ir kaina tos obligacijos krenta, tai parduodama, tarkime, nebe už 100, o už 97, tai iš investuotojų požiūrio taško, kad finansinis instrumentas, kuris kainuoja 97, atneša gražą 105, tai jau graža didesnė negu 5%, tai yra 7, 8, 9 ir taip toliau procentų. Tai gaunasi tokia, kaip tu pasakėjai, tokia įdomi atvirkštinė priklausomybė, kad kuo visi nori labiau atsikratyti, to pelningumas tų obligacijų iš tikrųjų didėja, nepaisant to, kad įpaišytas yra fiksuotas. Ir vėlgi, kai rinka turi savybę tą visada susibalansuoti. Tai veda prie tų antrinių bangų. Tai viena iš tų bangų, kurie labai ryškiai irgi matome momentaliai, tai kai pelningumas per tokį išpardavimą obligacijų padidėjo, žmonėms staiga prireikė daugiau dolerių, nes gavosi, kad doleris yra pelningesnė valiuta, pelningesnis instrumentas negu kitos valiutos, tai padidino paklausą doleriui ir ką irgi šiandien matome, kad dolerio kursas pakeitė savo kritimo kryptį, stabilizavosi, pakilo ir tendencijos bent jau trumpojo laikotarpiu yra, kad dar turi rezervų augti. Tai toksai keisti tokie, sakysime, fenomenai vyksta, bet vėlgi tai nėra nieko naujo, tai vyko visada. Ir kur toliau, sakysime, investuotojų judės, tai be abejo priklauso labai daug, ne tik tai nuo karo, nuo kitų reiškinių.
Tai vat palėtė truputėlį technologijas, tai vis dėlto technologijos labai švelniai absorbavo šį karo šoką. Iš tikrųjų, tas karas atsitiko fone nematytų niekad investicijų į infrastruktūrą būtent technologinę. Tai vat prieš savaitės porą kalbėjome apie tai, kad didžiosios kompanijos sumeta 650 milijardų JAV investuojant į dirbtinį intelektą infrastruktūrą. Tai atsirado per savaitę paskaičiavimai, kad JAV ruošiasi šiaip 3-4 trilijonų dolerių investicijom. Nes iš tikrųjų dirbtinis intelektas antiek yra galinga technologija, antiek brangi, antiek imli kapitalui, darbo resursam, kad iš tikrųjų numatoma tokia visiška banga, tai sakysime, vienas kitą absorbavo, dėl to nematėme nei kritimo, nei kažkokio ten reikšmingo, sakysime, pakeitimo. Tai labai tikėtina vis dėlto, kad tas technologinis sektorius, faktas, kad trumpuoju laikotarpiu aprims, nes paprastai jokie investuotojai nedaro tokių staigių judesių arba labai reikšmingų, sakysime, dalykų, kai vyksta tokie pirmadieniai neramumai, neaišku, kurie kryptimi eina tas karas, ar tai yra greitas karas, ar tai yra kaip ten gali būti užsitęsęs, tai be abejo šiek tiek ramiau, bet vis dėlto tas bendras požiūris yra pakankamai palankus. Juolab, kad irgi tas karas išprovokavo, inicijavo, paryškino, sakysime, tą sąsąją technologijų būtent su karo technologijom. Tai vienas įdomus, sakysime, gal procesas, kuris vyko paskutinę savaitę, tai yra dėrybos Pentagono su Anthropicu. Priminsiu, kad tai yra šiuo metu antroji didžiausia dirbtinio intelekto korporacija po OpenAI. Netgi privedė prie tiesioginio konflikto, kai Anthropicas pasakė, ne, mes nenorime, uždrausime, kad jūsų Pentagono ten karo tikslais būtų naudojami mūsų modeliai dirbtinio intelekto. Į ką labai supykęs Trumpas pasakė, tai užtat mes iš esmės atimsime iš jūsų visus valstybės kontraktus. Ir jau kokią savaitę, tai yra viena iš labiausiai diskutuojama gal technologinių, finansinių karo kontekste temų. Tai yra tas, kaip vis dėlto dirbtinis intelektas šiais laikais įdarbinamas būtent karo technologijų kontekste. Ir mes matome, kad tie, kas įdarbina dirbtinį intelektą, pavyzdžiui, Palantir Technologies, gauna tokius nuostabius rezultatus akcijų rinkoje. Vakar kovo 2 dieną daugiau negu plus 5%. Ir tuo tarpu kiti žaidėjai, pats minėjai OpenAI, XAI, tuo tarpu sutiko bendradarbiauti su Pentagonu. Visgi Anthropicas laikosi savo pozicijos, kiek tai galėtų jiems kainuoti. Vėlgi, aš manau, kad šiuo metu tai yra labiau emociniai sprendimai. Nelabai manau, kad valstybės užsakymas Anthropicui yra, sakysime, labai didelė dalis ten ir valuacijos ir ateities. Vėlgi priminsiu, kad šiaip tas vyksta toksai moralinė, sakysime, gal aspektas įvertinimas dirbtinio intelekto, kiek leistina dirbtiniam intelektui prisidėti prie tokių dalykų kaip karai. Vėlgi pasakei, kad OpenAI, sakysime, sutiko, tai, toksai po pistoleto, sakysime, labai sunku su kažko nesutikti. Tai iš vienos pusės tai yra toksai priverstinis spaudimas Trumpo Pentagono vis dėlto įdarbinti, iš kitos pusės kol kas bent jau technologijos išlaiko tą liniją, tai Anthropicas visiškai atsisakė peržengti savo linijas. OpenAI yra nustatęs raudonas linijas, kur pasakė, kad vis dėlto tie dirbtinio intelekto modeliai negali suktis ten Pentagono serveriuose, privalo mūsų debesyse suktis tam, kad atitiktų ten mūsų etikos vertybių standartus ir panašiai. Tai vis dėlto vėlgi paskutiniam žiniom kol kas kažkiek pavyksta išlaikyti, netgi OpenAI, kurie, sakysime, gal minkščiau reagavo negu Anthropicas į pasikėsinimus karo technologijų pasisavinti tas priemonės, vis dėlto kol kas laikoma, kad tam tikra teritorija yra išlaikoma. Tai neturėtų būti bent jau trumpuoju laikotarpiu tos galingos dirbtinio intelekto technologijos naudoti tiesioginiams karo tikslams. Bet vėlgi, tai čia yra šiuo metu, kaip pasaulis pasisuks keletą mėnesių, šiandien sunku pasakyti. Taip, čia kyla toks didžiulis etinis klausimas, ar gali būti dirbtinis intelektas, ar gali būti robotai humanoidiniai naudojami tokiems tikslams. Ir be abejo daug neramumų, galbūt ir ne tik investuotojams, bet apskritai žmonijai kyla, žiūrint į Kinijos humanoidinius robotus, kaip jie vystosi. Ir visai kitas etapas galėtų būti gynybos pramonėje, kalbant šią temą. Deja, patirtis rodo, kad žmonės naujasias technologijos, naujasius atradimus vis dėlto visų pirma ir naudoja karams. Tai teisingai pasakei, kad čia šiaip netgi mažiau svarbu, ką tarkim, mes čia vakaruose diskutuojame, kas etiška, neetiška. Daugiau svarbu iš tikrųjų, kas realiai ką daro.
nes Kinija yra pasiskelbusi iš tikrųjų kūrinti visiškai robotinės kariuomenės ir armijas. Tai jeigu Kinija sukurs tokią kariuomenę, labai sunku matyti, kad ar Europa ar Amerika vis dėlto atsispirs pirštų parodydama, kad tie turi, tai ir mes privalome turėti, nu ir vėlgi sekantis ciklas. Bet vėlgi priminsiu, kad istorija nieko naujo, kad visada visi atradimai ten nuo Archimedo laikų, kuris sukūrė pagal tos istorinius visus pirmą katapultą ir pirmas inžinierijos pritaikymas buvo būtent gynybai, tai iki brandolinių, sakysime, technologijų, kurie privedė prie, sakysime, to pasaulio, kuris yra, tai tas ciklas, kad žmonės pradžiai bando pritaikyti naują technologiją karui, po to kažkiek tai vis dėlto, kažkiek tai supranta, prie ko tai veda, apsiramina, tai va tikiuosi, kad ir čia nebus išimtis. Ką patartum investuotojams dabar stebintiems Irano konfliktą ir visą tai, kas vyksta vidurio rytuose, daryti su savo portfeliais? Ar spekuliuotum, ar laikytumeis ilgalaikio plano? Vėlgi, patirtis rodo, kad blogiausi sprendimai yra emociniai sprendimai iš to pirmo impulso. Tai vat, tie, kurie emociškai reagavo per tą paskutinį ir COVID krizę ir per kitas, sakysime, krizės, tai tie labiausiai gailisi, nes didžiausias priešas bet kokio investuotojo yra emocija, va tas impulsas. Visi bėga, aš bėgu, ten visur krenta, privalu ten kažkas taigi parduoti, čia yra blogiausiai įmanomi sprendimai. Tai vis dėlto tie, kurie siekia visiškai vidutinės ilgalaikės grąžos, tai geriausia strategija tiesiog nieko nedaryti, bent jau staigių judesių nedaryti, nes per staigius judesius galime pridaryti bėdų, per keletą savaičių vis tiek daugmaž nusistovės, sakysime, pasaulis prarys, sakysime, tą karo šoką. Kaip tai bebūtų, tada jau galima žiūrėti, sakysime, vidutinį ilgalaikę strategiją. Šiaip didžiausia kiekį ekspertų komentarų, kur esu per porą dienų perskaitęs, tai yra, kad dinamika visai gali priminti Irako karą. Vėlgi, priminsiu tokią labai liūdną tiesą, kad kuo daugiau žmonės kariauja, tuo geriau sekasi ekonomikom. Taigi va, tos Irako patirtis, iš tikrųjų, manau, kad turės labai daug ko bendro. Ir tie, kurie tikrai gal giliau domisi, negu va, tiesiog, sakysime, prižiūrėdami savo portfelį, tai matyčiau, reikia pakelti tiesiog po irakinio, sakysime, ekonomikos vystymo vadovėlius, pažiūrėti, kas buvo, nes dauguma ekspertų sutarė, kad labai primena daug aplinkybių. Taip, istorija nesikartoja, bet rimuojasi, todėl praeities pamokos yra tikrai vertingos. Ir labai pritariu dėl emocinių sprendimų, kad jie kainuoja rinkose ir gyvenime brangiausiai. Ir taip, dabar daugeliu įsijungia tą greitoji mąstymo sistema, kaip gerbiamasis Danielis Kainemanas yra įrodęs, kad priimam savo sprendimus dėja ne visada racionaliai. Tai šiuo metu labai svarbu išlaikyti šito karšto konflikto sūkuryje šaltą protą. Taigi tiek žinių, manau, šią savaitę čia yra svarbiausia, tai labai bus įdomu, kaip per savaitę vystysis tiek rinkos, tiek nuotaikos, tiek pati situacija. Tai linkiu visiems sėkmės, šalto proto ir susitiksime kitą savaitę. Iki kitos savaitės. Dėkuoju už pokalbį, Ilja. Ačiū, Greta. Ačiū.